kodėl Vištyčio ežeras vadinasi Vištyčio ežeras? Nes tenai maudosi tokios vištos kaip akvilė. Va, akvilė, papilmok akvilė. Kavas susižiūrų, tai su viskas, rimtai papasakosiu. Vištas čia kasmet skęsta. Tai šiaip tai čia buvo anksčiau toks kaimas, kur buvo užsiiminėjama kiaušinių prekyba. Bet kažkokie vaikai atbėgo, atidarė vartelius, jo kaip aš. Nusišypso atsidarė vartai ir visos vištos iššoko maudytis, bet virš pusė vištų paskendo ir nuo šiol čia vadinasi. Daugiau negu virš pusė apmėtėm akmenim. Nu gerai. Atmėtėm akmenim ir paskendo. Nu, viskas. Kiaušinių nebėra, vištų ir nebėra. Vištyčio vištas yra Vištyčio. Kaip gyvena vištyčiai? Atsiprašau, išgirdau jūsų užduotą klausimą. Aš galiu pasakyti, kodėl čia vadinasi Vištyčio ežeras. Nes čia skęsta vištos tokios kaip filmuotoja mūsų. Daugelis kitų merginų. Tai galbūt dėl to. Dėkui. Tai dabar taip patys gelbėt. Kažkur pusantro metrą čia yra. Pirštų daug? Tu gali neklausinėti tų pačių klausimų. Eina ir per žmonės ir klausinės. Slėp tą kamerą, ką čia darai? Slėp kamerą.